Sveika Odetukų, sveikos merginos, sveikas Ingutė, sveika dar viena Odetutė. Nu ką, eisim žiūrėti, man taip žinokit šilta, atrodė šalta kambarį, bet dabar pasidarė šilta. Labas Doviliukų, kol aš čia susiorganizavau visus stalus, visus apšvietimus ir visas kameras ir visą kitą. Tai man pasidarė šilta, žinokit. Labas vakarėlis, kas renkatės, labukas, sveikutis, visos mielosios matytos, seniai matytos, labas Simutė. Kadangi vakar pažadėjau aš pas jūs ateiti pasižiūrėti, koks yra užtemimų koridorius mums dabar, nes jis tikrai yra stiprus ir merginos, ką jūs man rašot, ką jūs man atrašot, ko jūs manęs klausinėjat, tai aš matau, kad tikrai turit ir klausimų, turit ir rūpesčių, turit ir visokių reikalų čia, kas dabar darosi tam dangui. Aplamai tie 2026-ieji turėjo būti tokie lengvesni, geresni, bet vis dar ta devyneto energija, jinai įsipaišo, bet ir nereikia norėti, kad jinai taip greitai iš karto išeitų. 2025 metų energija, jinai taip greit neišeis. Jūs įsivaizduojat, pas mane baterija gal baigsis. O geras, nepasižiūrėjau. Tai švakar pasižiūrėsim, tai kągi tas užtemimų koridorius mums čia jau taip atneša. Matėte, aš įdėjau ar ne, jums per taro didžiuosius arkanus traukiau specialiai, kad pasižiūrėti tą tokią stiprią energetiką. Ir įdėjau aš jums postą, merginos, kurios komentavo, aš atrodo atrašiau ar ne. Ir tos, kurios jeigu esat ir laukiat, po kokiu ten postų dabar buvo irgi, laukiat komentarų ar ne, laukiat susisiekimo, laukiat žinutės, tai tikrai atrašysiu. Šiandieną skaičiavau visas likusias finansinės formulės merginoms, atidaviau paskutinės ir rytoj 17, rytoj skaitau sielos žinutės, kas užsisakėt. Tai va tie visi tokie užtemimų koridoriai, jie labai turi tokią stiprią energetiką ir labai yra geras laikas, yra kalėdos, yra gimtadienis, yra vėlinių naktis, yra kalėdos ir yra užtemimų koridoriai. Tai yra pačios palankiausios, pats palankiausias laikas pasikalbėti su savo siela per manimi. Aš tada darau skaitimus ar ne, ką jums jūsų siela nori jums pasakyti. Ir seniau darydavau dažnai, kažkaip po to jau nusprendžiau, kad tai darau tik tai ypatingomis progomis ir būtent, ar ne, kad tas užtemimų koridorius, kuris yra rytoj, prasideda, jisai baigsis kovo 3 dieną, yra labai tokia stipri ir gera energetiška diena pasiimti savo sielos žinutę. Na tai ką, noriu jūsų paklausti, prabalsuoti, jau pasisveikinom, su kuo pasisveikinom. Noriu, kad prabalsuotumėt. Ar norit, kad pražiūrėčiau greitai kiekvieną zodiako ženklą, ar tiesiog renkatės skaičių, renkatės krūvelę nuo 1 iki 4. Kaip norit šį vakarą, kad jums padėliočiau tas kortas? Skaičius nuo 1 iki 4, ar einam per visus zodiako ženklus greitai prasižiūrim? Laukiu jūsų merginos. Kas už ką? Balsuojam greitai. Šiaip turiu aš YouTube kanalą ir man yra šie metai tokie labai svarbus, kad pradėčiau daugiau dėti, daugiau manęs, kad matytumėt gyvos mano balso, mano veido, mano energijos, ne kiekvieną, ne vien rašymo, nes rašymas nėra balso ir paskutiniam dienom labai stipriai atėjo. Zodiakai yra taip, zodiakai eina kaip zodiakai, o jūs žiūrit pagal savo ar ascendentą, ar saulę, ar jūs mėnulį žiūrit, ar jūs žiūrit pagal, jeigu turit planetų steliumą, tai čia jau jūs kaip pasirenkat žiūrėti. Jūs galit klausytis tuos zodiakus, kurie jums yra svarbus, ar ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, pas mane yra zodiakai svarbus žuvys, pas mane yra zodiakas svarbus liūtas, pas mane taipogi šitas užtemimų koridorius vandenis jisai irgi paliečia.
Tai aš tada žiūriu tuos 3 ženklus, ką man neša. Bet čia kiekvienam, žinokit, yra asmeniškai. Ką jūs, jeigu jūs žinot savo, kur planetos stovi, kur jūsų mėnulis, kur jūsų, jeigu planetų steliumą turit, jeigu žinot savo ascendentą, tai visus tuos ir klausotės ir žiūritės. Nu, žiūriu, kad zodiakų daugiau norinčių, ar ne? Nu, skaičius, dabar jau skaičiai keliauja. Tai zodiakam, žinokit, aš vis tiek planuoju rašyti atskirą video šiom dienom ir jį paleisiu 18 dieną YouTube kanale. Tai dabar žiūrėkit, ko jūs norit. Skaičius, zodiakas, zodiakas. Nu, manau, kad, Jėzus, skaičiai per pusę dabar girdit. Nu, dar parašykit keletas, kokių norit, nes matau, vos ne per pusę einat, kaip zodiakas, taip skaičius. Ką darom? Zodiaką ir skaičių nagrinėjam. Tai aš prasimaišau savo dar kortas. Jeigu nagrinėjam pagal zodiaką, tada aš turiu atsiversti, kokie buvo parašyti, kokie buvo ištraukti ar ne didieji arkanai, skaičių zodiakas. Nu, nepadedat jūs man, merginos. Absoliučiai man nepadedat. Bus zodiakas, zodiaką dar įdėsiu YouTube. Nu, tada skaičių darom, ne? Gerai, darom skaičių tada. Nes man tada sakau, jeigu darom pagal zodiaką, aš tada man reikia atsiversti, kur aš buvau įdėjusi ženklus, nes aš tai visų tai neatsimenu, ar ne? Užtemimų koridoriaus. Nu tai ką, keliaujam. Nu vis tiek, darot zodiakus, viskas, nieko nesuprantu. Nu eina per zodiakus tada, bet kad matyčiau. Bokštas ir mėnulis, ne? Žiūrėkim, ar aš galiu išsiplėsti savo skryną, kad matyčiau. Darykit kaip patogiau, ne? Darykit kaip patogiau. Sako, nepatogu yra tik kelnes per galvą vilkti, visa kita yra patogu. Nu tai ką, keliaujam tada mes per zodiakus, merginos. Darom per zodiakus ir trumpai tada aš apžvelgsiu, o jūs tada galėsit dar pasižiūrėti plačiau YouTube kanale, kada aš filmuosiu ir įkelsiu, gerai. Ir tada keliaujam mes per tuos zodiakus. Sudedu kortas ir pradėsim mes nuo, žinot ko, pradėsim nuo bendros energetikos. Apie ką aplamai šitas ar ne užtemimų koridorius jisai bus. Turiu 3 kaladžių kortų kalades, einam apie bendrą energetiką. Nu ir pasižiūrim. Pas mane visada yra toksai labai mėgiamas keltų kryžiaus tokia dėlionė. Aš visada, kada dėlioju merginoms metinės tarologinės prognozės arba dar kažkokius tokius svarbesnius įvykius, tai visada žiūriu per keltų kryžiaus dėlionę. Nu žiūrim. Tai kągi šis užtemimų koridorius daro? Daro ką? Greuna. Greuna tam, kad galėtumėt keliauti. Ateina bokštas, ateina vežimas. Jeigu pastebėjot, tikrai netgi ir zodiako ženklam buvo labai stipriai bokšto energija. Tai reiškia, kad greunu seną ir leidžiu tau, kad iškiltų naują. Tai bokšto energija, aplamai šitas užtemimų koridorius, jisai bus apie griovimą. Išgrius daug kas, išgrius tai, ką jūs slėpėt, ką jūs vis dar nešatės giliai savy, nenorit savo pripažinti, nenorit paleisti, įsikibę laikotės todėl, kad yra nepatogu judėti prieki, jums yra dėl vienokio ar kitokio priežasčių sunku judėti prieki, nesinori judėti prieki, nekomfortabilu judėti prieki. Vežimo korta jinai visada rodo mums apie judėjimą. Judėjimą į priekį, judėjimą aukštyn, augimą. Tai šitas užtemimų koridorius griaus viską, kas yra jums užsistovėję, pasenę, susenę, nebeauga, nebenaudinga tam, kad jūs laisviau galėtumėt pradėti judėti ten, kur jūs turėtumėt judėti. Į priekį, į aukštį, į augimą, aplamai išjudėti iš to taško, kuriame esat. Kas jums trukdys iš vidaus, aplamai, ar ne? Kas trukdys šioms energijoms iš vidaus? Bijojimas, kad prarasit žemę po kojom. 4 pentaklių sako, kad iš vidaus trukdys tai, kad sugriuvo, o kas dabar? Kada kažkas sugriuvo, visada jaučiasi toks tai stabilumo netekimas. Įsivaizduokit, ar ne?
Tai vat iš vidaus daugumai jūsų trukdys toksai sugriuvo, ką man dabar daryti. Išėjau iš darbo, išmetė iš darbo, atleido iš darbo, nutrūko santykiai, visur kas ir ne buvo stabilu, atrodė, kad stoviu, atrodė, kad laikausi, iš paskutiniųjų kitą kartą laikausi ir va tas bijojimas iš vidaus toksai, kad prarasiu stabilumą, jeigu man čia viskas sugrius. Tai šitas užtemimas jisai kelia tokią baimę, kad aš bijau prarasti stabilumą. Kur bus stiprybė? Stiprybė bus žinojime, kad kiek aš įdėsiu, tiek aš gausiu. Teismo korta labai gražiai, jinai simbolizuoja mūsų tokį kaip bumerango efektą, energetiką. Jisai kalba apie tai, kiek aš įdedu, tiek aš gaunu. Jeigu aš noriu kažko pasiekti, vadinasi, aš turiu įdėti savo veiksmų, aš turiu įdėti, visų pirmiausia, aš turiu turėti sužinot, kur yra mano kelias. Teismo korta, jinai kalba apie karminius dalykus, sielos kelią, kur aš einu, ką aš čia darau ir iš vis, apie ką yra mano misija. Po to eina tokia kaip bumerango ar ne efektas ir jisai kalba apie tai, kad ką aš įdedu, jeigu aš noriu gauti atgal. Tai iš stiprybės bus toksai taškas, kad aš žinau, kur yra mano kelias, aš noriu keliauti ar ne, aš einu tuo keliu ir aš žinau, kad kiek aš įdėsiu pastangų ir kiek veiksmo įdėsiu, kiek pastangų, kiek noro sužinoti apie savo tą misiją, kiek ar ne aš visu tuo užsiimsiu, vadinasi, tai grįž pas mane, tas žinojimas toksai. Kas trukdys iš aplinkos? Iš aplinkos trukdys visokie tokie kivirčiai, bet kivirčiai per veiksmą, ne per kalbą. Matysite daug tokių neigiamų ženklų, neigiamų veiksmų. Kažkas kažkam nutiko, kažkas kažkam atsitiko, kažkur kažkas nepasisekė ir ta baimė tokia gali iš aplinkos pradėti stabdyti jūs. Aha, kažkas darė, kažkas nepasisekė kažkam, sugriuvo santykiai, vadinasi ir manęs jau laukia santykių sugriuvimas, kažkas išėjo iš darbo, nežino kur eiti, aš irgi ruošiausi iš darbo, bet tas darbas ar ne, jisai vis dar mane laiko, todėl, kad ten yra stabilu, tai trukdo man iš vidaus. Tai iš aplinkos bus tokie trukdžiai, kad tiesiog ta visa kova iš lauko, iš aplinkos ateis pas jūs į jūsų vidų. Ką reikėtų daryti? 7 lazdų jisai kalba apie tai, kad aš nubrėžiu savo poziciją. Viskam brėžiu ribas. Brėžiu ribas tiems, kas mane stumia iš ten, kur aš noriu būti, kas mane sulaiko eiti ten, kur aš noriu būti. Brėžiu ribas visų pirmiausia savo. Kodėl savo reikia nusibrėžti ribas? Ribas reikia savo nusibrėžti tam, kad ar aš ne per daug bijau. Kur yra ribos mano baimiai, kur yra ribos, kiek aš savęs atiduodu kitiems, kur yra mano ribos, kur aš neleidžiu savo imtis kažkokios iniciatyvos, kažkokio veiksmo. Tai pirmieji žingsniai turėtų būti tokie. Brėžiu pirmiausia ribas savo, tada brėžiu visiems kitiems, kurie man neleidžia daryti gyvenime to, ko aš norėčiau, neleidžia siekti to, ko aš norėčiau. Nori mane pastumdyti, nori man paaiškinti, nori man pasakyti, nori man pavadovauti. Ką dar reikėtų daryti? 5 pentaklių jisai kalba apie tai, kad nesiginkite tų žmonių, kurie suka jums nugarą. Jeigu jūs jaučiate, kad jie jūsų nesupranta, jie nenori jūsų suprasti, jie nepalaiko jūsų, jie atšalo, jie atsuko jums nugarą, vadinasi, šitie žmonės savo misiją jūsų gyvenime baigė. Šitas uždėmimų koridorius būtent ir parodys labai daug tokių žmonių, su kuriais jau atrodo ir nebebus bendros kalbos, nebebus bendrų interesų, jūs jų nesuprasit. Tai, ką jie kalbės, tai, ką jie sakys, jums nerezonuos. Kiti galbūt sakys, na va, tu tai pasikeitei, kodėl tu pasikeitei, apie ką tu čia iš vis. Tai yra svarbu tai, kad nesiginkite tokių žmonių. Vadinasi, jie jau palieka už nugaros, jeigu jūs norite būti priekyje. Ką jums tai duos? Karalienė lazdų. Karalienė lazdų labai gražiai simbolizuoja išėjimą iš savo komforto zonos. Išėjimą iš komforto zonos, švytėjimą, spindėjimą, veiksmą per tokį aš noriu, man patinka, aš darau, aš kaifuoju, aš rodausi.
aš esu priekyje, aš išlendu iš savo tokio kiauto, iš to kokono, kuriame aš labai ilgą laiką buvau ir žinau, kad atėjo laikas man būtent pradėti skleisti tą tokią šviesą ir visų pirmiausia pradedu tą šviesą skleisti iš savęs. Ir galutiniam rezultate ateina 4 lazdų. 4 lazdų visada simbolizuoja 11. Tai yra angelų, visatos ir viso to, kuo jūs tikite iš aukščiau palaikymas. 4 lazdų aplamai jisai simbolizuoja pergalę, šventę, šventimą, laimę, džiaugsmą, pasitenkinimą. Tai vat būtent pabaigus užtemimų koridorių, jūs galėsite švęsti pergalę vienokią pusę ar kitokią pusę. Net jeigu atrodys, kad tos pergalės nelabai tenai yra, viskas, ką šitos užtemimų koridorius iškelia, kas vyksta, kas darosi, yra tam, kad jūs pamatytumėt tą tokį džiaugsmingą gyvenimą. Kartais mes tiek įsikabinam į tokius dalykus, kuriuos mes žinom, kad mes nebenorim matyti, absoliučiai nebenorim matyti galimybių priekyje. Nu ką, keliaujam per tada mes zodiako ženklus, kaip ir sakiau. Ir pirmasis yra avinas. Pas aviną buvo didieji arkanai, bokštas ir mėnulis. Na, tai kągi kalba avinui bokštas ir mėnulis? Bokštas jisai kalba apie griuvimus. Avinui gali labai sugriauti senus įsitikinimus, gali sugriauti. Žinot, kas avinui bus? Avinui nueis toksai uždanga nuo akių. Mėnulis jisai simbolizuoja ir neša visada tokią mistiką, vizijas tokias, kurios norisi, kad jos būtų realybė. Jos neša tokia kaip ir apgaulė, tokį šydą ant akių. Ir va šitas užtemimų koridorius daugelį situacijų avinui atvers akis. Tiesiog šitas šydas, ar ne, va, ta visa tokia išaiškės labai daug kur tiesos, išlys labai daug kur tiesos. Santykiuose, darbe, savęs pačios supratime, apie ką aš esu, kodėl aš čia esu. Ir būtent, ar ne, kad labai stipriai avinui iškels apie mano pačios kaip moters savirealizaciją. Karalius Pentaklių ir imperatorė kalba, ar mano kūryba, ar mano, labas vakaras, Indrutė, ar mano kūryba duoda man pinigų, ar mano moteriškumas atneša man žemiškos tokios naudos, žemiško gėrio, žemiškų dalykų. Nes Pentakliai jie kalba apie žemišką gausą, ar ne? Pentakliai jie yra žemiška gausa, žemiški dalykai. Tai o imperatorė jinai kalba apie moteriškumą, jinai kalba apie vaisingumą, per kūrybinius procesus, per tą tokį moterišką, žemišką moterišką energiją. Tai vat ir numesta tokį avinų šydą, kuris sakys, ar aš iš tikrųjų iš to, ką aš darau, kaip aš save realizuoju, ar man ateina pakankamai pinigų, ar man ateina tos tokios finansinės gausos pakankamai, ar mano savirealizacija, ar aš save įsivertinu tiek, kiek aš esu verta. Karalienė kardų, jinai kalba apie tai, kad šitas užtemimų koridorius avinui labai stipriai privers susimastyti, susidėlioti, pasiplanuoti, pasistruktūrizuoti. Ir taipogi dabar pas jūs avinas atkeliavo Saturnas, o Saturnas yra apie ką? Saturnas yra apie struktūrą. Saturnas lengvai neduoda. Jam reikia padirbėti. Jisai nori tokio padirbėjimo. Galite pradėti jausti tokį kaip užstrigimą, daugiau įdėti reikės pastangų, daugiau reikės įdėti darbo. Bet Saturnas yra jisai toksai, jisai kaupia ir tada jum atiduoda viską. Tai jeigu jaučiate avinas, kad šitas užtemimų koridorius pradės jūs truputėlį sunkiau varginti, stabdyti, kame nenusiminkite. Jisai tiesiog prašo jūsų, kad pradėkite dėliotis kažkokias struktūros, pradėkite dėliotis kažkokius planus, turėkite struktūrą be struktūros, jeigu esate labai kūrybingas žmogus. Man, žinokit, tai labai padeda. Man labai padeda Editos Jakubkienės
jinai visada sakydavo, pasirašyk bent 3 darbus, kuriuos turi pasidaryti ir bandyk juos padaryti per savo kūrybinius procesus. Tai va, būtent Avinui ir bus apie tai, kad Avinas jisai yra karštakošis, jam reikia čia ir dabar, o čia ir dabar Saturnas neleis. Ir būtent apie tai iškels irgi užtemimų koridorius stipriai visas tas tiesas. 8 taurių sako, kad užtemimų koridorius jums taipogi parodys tą kelią į priekį, tačiau iškels ir sunkumus. Jisai rodo, ar ne, 8 taurių visada kalba apie aš matau priekyje savo tikslą, bet matau, kiek man reikės su tuo tikslu susidurti, kad kiek man reikės susidurti su kuo, kad aš galėčiau iki to tikslo nueiti. Tada sukyla emocijos. Emocijos tokios, kodėl čia man negali būti lengvai, kodėl čia turi būti išbandymai. Bet svarbiausia fokusas turės būti į tą savo galutinį tašką. Na ir paskutinė korta, karalienė lazdų. Avinui labai stipriai ateina tai, kad kūrybiniai procesai, būtent imperatorė irgi kalba apie kūrybinius procesus. Įvertinkit save, kiek savęs nerodot, kiek savo neleidžiat savęs atskleisti, kiek bokšto griuvimas jums nori pasakyti, aš duodu daugiau negu, iš vienos pusės duodu daugiau negu gaunu, iš kitos pusės neduodu pakankamai tam, kad gaučiau būtent tiek, neįsivertinu savęs. Savyje aš turiu tiek daug kūrybinių dalykų, aš tiek daug turiu šviesos, tiek daug turiu ugnies, tiek daug turiu aistros. Ir vat būtent tai, kad aš neduodu tos aistros pakankamai, kiek aš turėčiau. Tai Avinui numes va tokias užuolaidas nuo akių. Ne, Avinu pradedu. Apie jautį dar nebuvo, va dabar bus. Apie jautį bus dabar. Tai va, taip trumpai Avinui, nes 12 ženklų pražengt, žinokit, bus reikalų. Kas buvo Avinui? Avinui buvo stiprybė ir pasaulis. Nu tai ką, atsiprašau, jaučiui stiprybė ir pasaulis. Jaučiui šitas užtemimų koridorius atneš daug suvokimo, kiek jinai, ar ne, kiek jautis neleidžia savo išeiti į pasaulį. Ir vat toks, kada jautis pakankamai jisai turės pakankamai stiprybės, bet ar jisai tuo pasinaudos, čia irgi jaučio bus toksai išbandymas. Stiprybė jinai vat būtent ir ateis per tai, kad aš užbaiginėju kažkokius etapus tam, kad galėčiau pradėti naujus. Tol, kol energetiškai kažkas vietą yra užėmęs, jautis negali pradėti kažko naujo. Ir vat būtent stiprybės bus, noro bus, bet ar jautis pradės? Gali būti, kad jautis jisai tiesiog net nematys, kur kreipti dėmesį. Galbūt nenorės paleisti kažko, kas sena, nes nebus pasiruošęs. Bet atrodo, ta energija ateinanti, turiu energijos, nežinau, ką su ją daryti. O su ją reikia daryti tai, kad aš paleidžiu senus tam, kad galėčiau atverti didesnius plotus. Pasaulis visada yra apie tai, kad aš kažką užbaigiau tam, kad išeičiau į kažką didesnio, kažką didingesnio, kažką tokio dar labiau tokio globalaus. Mėnulis ateina su tuo, kad išaiškės irgi va tokie dalykai, kame aš savo neleidžiu pabaigti, užbaigti, paleisti, atsisveikinti, su kuo aš savo neleidžiu atsisveikinti. Jautis, su kuo neleidžia savo atsisveikinti. Tai va išaiškės va tokie dalykai, kur jūs gyvenate savo kažkokiam vizijų, svajonių, tokiam pasauliui susidarytame, iliuzijos kažkokios. Vat mėnulis labai stipriai iškels, kokiose iliuzijose jūs gyvenate. Tai va šitas užtemimų koridorius būtent jaučiui apie tai ir sakys. Wow, kokios kortos jautis. Fortūnos ratas yra šių metų simbolinis archetipas. Tai yra 10. Fortūnos ratas kalba apie tai. Jeigu jūs nesugebėt pasukti savo gyvenimo į gerąją pusę, visata tai padarys už jūs. Aplamai, šiais metais labai daug kam, aš esu viena iš jų, nes mano sielos kelias sudėjus, jisai gaunasi 10, iš 10 gaunasi vieneto, man stipriai irgi šiemet eina per Fortūnos rato, kaip gražiai žiūrėkit, blizga šitą kortelę,
to iš jūsų užhipnotizuosiu. Tai fortūnos ratas būtent apie tai ir sako, kad šie metai daugam bus tokie, kurie suks tą ratą į gerąją pusę. Užsisėdėjom ten, kur jau per ilgai užsisėdėjom, užsibuvom ten, kur buvo patogu. Gal stipriai jautėm Saturno energijas, gal tiesiog neišsijudinom kažkaip, gal gyvenom svajonėse, iliuzijose. Tai visata, žinokit, darys taip, kad mus tiesiog už rankutės, norim, nenorim, pradės tenai vesti. Tai jautis ir bus jum apie tą tokį vedimą. Reikia, nereikia, nori, nenori, žinokit, jūs galėsit sukti tą savo likimo vairą į vieną pusę, bet visata sakys, ne, tenai ne, mes sukam čia, mums čia reikia. Saulė, tiesiog jauti, žiūrėkit, kokios stipros pas jūs kortos. Vieni didieji arkanai. Saulė neša spindėjimą, šviesą, optimizmą. Tikėkite, kad bus gerai ir bus gerai. Tikėkite, kad niekas nevyksta be reikalo, vadinasi, nevyksta be reikalo. Jaučiat stiprybę? Tai tą stiprybę ir pasinaudokit tokiems dalykams, kuriuos jūs norit nuveikti, įveikti, padaryti. Stiprybė, jinai neša jums tokią jėgos labai kortą. Saulė. Saulė taipogi, ar ne, jinai tokia labai stipri, tokia optimistinė. Žinot, per gyvenimą mane visada vedė optimizmas. Ne kažkoks rožinis tikėjimas, kad net blogai yra gerai, bet tikėjimas, kad jeigu yra blogai, vis tiek vieną dieną bus geriau. Tai būtent jaučiu, jeigu bus, žinokit, blogai, pradės pas jūs ten kažkur, ar ne, kristi visokie šydai nuo akių, pradėsit, ar ne, matyti daug daugiau negu matėte iki šiol, pamatysit, kur jūsų svajonės yra vien tik tai kažkokie per daug įsivaizduojami dalykai, bet realybė tai visai ne apie jūs ir ne jums, tai žinokit, kad Saulė jums duos tokios tikėjimo ir vilties. Tai kada blogai, žinokit, tikėkit, kad bus geriau. Būtent apie tai ir sako 5 kardų. 5 kardų sako, per daug nereikėtų lysti į tokius savikritikas kažkokias. 5 kardų jisai kalba apie, kardai aplamai yra apie tokias mintis, kardai jie kerta, kapoja, jie gali būti labai geri, kadangi reikia pasiplanuoti, pasistruktūrizuoti, kardai čia labai palankus. Bet jautis 5 kardų jums neša būtent tokią savikritiką. Per didelį tokį išmąstymą kažkokį, tokį norą nugalėti bet kokią kainą, ar ne? Galbūt net prieš tą visatą noras eiti, kad ne, čia aš sugalvojau, kad taip turi būti, čia buvo mano svajonė, buvo mano vizija, buvo mano iliuzija, kur tu čia dabar man darai viską, kad man nepasisektų. Jautis, tai stebėkite, kokie žmonės aplink jūs yra. Gali būti, kad jūsų aplinkoje ar tai yra, ar tai bus, ar tai atsiras, ar tai jūs gal labiau pastebėsite tokius veržlius žmonės. Ir būtent su jais sumeskite visokius kontaktus, nes jums tai bus palanku ir naudinga. Ugnis jūs ves, nes jūs būtent mėgstat, ar ne, taip ramiai, taip lėtai, taip jums atrodo reikia dirbti sunkiai ir labai stipriai. Tai žinokit, kada žmonės aplink jūs norės jūs tempti, vesti, daryti, tai yra visatos jums atsiųsti angeliukai tokie, kurie sako, einam, darom, einam ten, ne ten, sukam ten. Tai atkreipkite dėmesį į tokius žmonės, nes visiškai netikėtai jie gali jums duoti tokį užsidegimą iš vidaus. Tai tiek jaučiu šitas užtemimų koridorius. Kaip jums jautukai? Gerai, ar ne? Kaip pripasakojo čia jums visą tą taip stipriai. Ojojoj. Žiūrim toliau. Kas dvyniam buvo? Dvyniam buvo bokštas ir imperatorė. Tai kągi, dvyniam neša šitas bokštas ir imperatorė. Imperatorė vėl kalba apie jūsų žemišką kūrybinę energiją. Žemiška kūrybinė energija dvyniai jums nori pasakyti, kad greičiausiai bokštas ar ne griaus taip, kaip jūs įsivaizduojat, kaip jūs kuriat savo realybę, kaip jūs kuriat savo realybę šiandieną, kaip jūs save realizuojat, kaip atneša tokį, jinai eina per ką? Per kūrybinius procesus, per motiniškus tokius, per rūpestingumą tokį. Tai stipriai gali jums, žinokit, sukrėtimą tokį padaryti, kad parodyti, kad per daug galbūt dvyniai savęs atiduodat iš tos motiniškos meilės ir gal per mažai kuria.
Nu tai pasižiūrėkim, tai apie kągi šitas užtemimų koridorius yra dvyniams. Ribas. Brėžite savo ribas. 7 lazdų ir vėl, ar ne, kaip Avinui sako, brėžit ribas. Brėžit ribas pirmiausia savo. Tam, kad neišdalytumėte savęs per daug. Imperatorė, jinai tokia rūpestinga, vat būtent šitas užtemimų koridorius gali stipriai iškelti ir parodyti, kiek tu savęs atidalyji. Meilė, meilė, rūpestingumas, rūpestingumu, bet reikėtų netiduoti per daug. Nes kada tu ištisai duodi rūpinės kitais, tu save labai stipriai nustekeniai, išeikvoji ir ypatingai jeigu negauni atgal. Tai vat būtent dvyniams reikės savo užbrėžti tokią ribą, kur aš savęs atiduodu per daug. Taipogi atneša 6 penktaklių. 6 penktaklių jisai irgi kalba labai stipriai apie tai, kad brėžiu ribas, kiek duodu, ar aš gaunu atgal tiek pat. Aš rūpinuosi, aš darau, aš kuriu, aš duodu ar ne. Jeigu kažkas iš jūsų dirbat socialiniai medijoje, žiūrėkit, kiek informacijos jūs duodat, kiek atiduodat, už kiek atiduodat. Jeigu dirbat kažkur ar ne kažkam, kiek jūs atiduodat, įdedat savo darbo, savo pastangų, ar jūs įvertina, ar jūs gaunat tą įvertinimą būtent ar ne, kiek jūs duodat, kiek jūs darbo įdedat. Tai 6 penktaklių apie tai, kad jeigu jaučiate, kad atiduodate per daug, žiūrėkite, į kurią pusę dvyniai svyra jūsų svarstyklės, ar ne? Tai ir labai, kad nebūtų tos per daug į vieną ar į kitą pusę. Duodu mažai, noriu daug, arba duodu daug, bet negaunu tiek, kiek turėčiau. Tai 6 penktaklių ir jisai dar kalba apie tai, kad šitas užtemimų koridorius iškels tai, kiek aš moku paprašyti pagalbos. Ar aš moku paprašyti pagalbos, kada man jos reikia. Nes 6 penktaklių sako, kad padėk, bet tuo pačiu metu nebijo paprašyti, kada reikia ir tau, kad kažkas padėtų. Kas dar? 5 taurių. 5 taurių gali nešti šį užtemimų koridorių dvyniams, iškelti tokius jausmus, kurie kelia tokį, ar aš tikrai esu toj vietoj, kurioje aš esu, ar aš tikrai gaunu pagal tai, kur aš turėčiau būti. Vat ta tokia, bet kažkaip ne vietoj randuosi, ar ne, toks, ar čia mano misija, ne mano misija, ar aš tikrai čia esu, ir iš vis toksai gali kilti kai kuriems dvyniams toks nepilnavertiškumo, nepasitenkinimo, toks emocijos tokios. Toks atrodo darau, bet ar darau gerai, nežinau, čia gal kažko man trūksta, gal man nebepatenkina tai, ką aš darau, norėtųsi kažko daugiau, toks arba esu vietoj tokio. Na, tai yra ne ta vieta, kurioje aš galėčiau duoti daugiau. Tai va, jums, žinokit, iškels tokius visokius reikaliukus. Labai stipriai jauti numes į praeitį. Prisiminimai visokie, žmonės iš praeities pradės lysti, bet prisiminimai tokie geri ir tuose geruose prisiminimuose galite jūs save netyčia palaidoti. Tai yra, žvelgdami į tą praeitį, matydami tą praeitį, jūs galite tiesiog nebefokusuotis į ateitį. Man ten buvo gerai, atėjo kažkas ar ne, ten susitikau kažką iš praeities, tai dar ir paglosti mano savimeilę, kai buvo gerai toj praeitį, bet aš tada nebekreipiu dėmesio į ateitį. Ir vat būtent dvyniams reikėtų susifokusuoti ties tuo, kad kada jau jaučiat, kad per daug tos praeities pas jūs šiame užtemimų koridoriuje, viskas, tada jau jūs keliat save iš tų tokių emocijų ir žiūrite į ateitį. Bet aplamai šitas užtemimų koridorius jums yra apie tokį balansą. Kiek duodu, kiek imu, kiek gaunu, tiek imperatorė, tiek bokštas gali stipriai iškelti ir sugriauti tos tokius, tokį tą visą laiką norisi duoti, ir nenorisi duoti, rūpestingumas toksai, vat duosiu, o kada reikia kažko atgal, to atrodo ir negauni. Ir vat stipriai iškelsta tokį harmoniją, nuosaikumą tą tokį, kiek aš pasiimu, ar yra verta, ar yra įvertinta tiek, kiek aš duodu, arba atvirkščiai, kiek aš duodu, ar tikrai aš gaunu atgal. Tai vad dvyniams bus toksai apie tokį lygiavertiškumą ir mainus lygiavertiškus visame. Jeigu rūpinosi ar nesirūpinu per daug, tai vad griaus kažkokius jūsų tokius mitus stiprius, ar ne?
Keliaujam toliau, vėžys. Vėžiai buvo mirtis ir mėnulis. Tai sakau, žinokit, kiek labai stipriai šitą pilnatis užtemimų, šitas koridorius, jisai būtent ir atneša apie daug tokių iškelimų. Na, kaip žinom, ar ne, užtemimai jie kelia tai, kas yra paslėpta. Rytoj prasideda stoja jaunatis ir nors nesvarbu, kad jaunatis turėtų būti apie labai gerus dalykus, bet jaunatis jinai būtent šiam užtemimų koridoriui, jinai ir kalba apie tai, kad pradedu ten, kur kažkas pasibaigia. Pradedu tai, ką noriu, kad įsitvirtintų. Pradedu tai, kas tikrai noriu, kad pasiliktų, o ne vienadieniam kažkokiam dalykui. O tam, kad pasiliktų, turi būti kažkas palaisvinta. Nukeliaujam. Vėžys, mirtis ir mėnulis. Transformacijos. Transformacijos per tai, kad pamatau tiesą. Mėnulis, jisai, kaip ir minėjau, ar ne, jisai rodo iliuzijas, kažkokias užslėptus kažkokius dalykus, galbūt tokius nenorimus pripažinti dalykus, tiesiog gal pasąmoniai netgi paslėptus dalykus. Transformacija mirtis, jinai atneša būtent tai, kad transformuojasi jūsų mąstymas, jūsų pasąmonė, jūsų žinių galbūt priėmimas. Šį užtemimų koridorių atsiveria jum tokie transformaciniai momentai, ar ne? Šiaip labai įdomiai, kad vėžys, mėnulis yra vėžio planeta valdovė ir mėnulis jisai būtent turėtų vėžiui pastiprinti tą tokį transformacinį tarpą dabar. Ką aš paleidau, ko man nebereikia, kur aš noriu transformuotis, kas tai yra, kas mane laiko ir neleidžia man transformacijoms, ar ne? Tas senas toksai įsitikinimai tie visi seni. Tai šitas užtemimų koridorius vėžių labai stipriai per tai ir praeis. Meilės reikaluose. Gali iškilti labai tokių dalykų, kur meilės reikaluose atvers jum akis. Gyvenot iliuzijoj, norėjo tikėti tuo, ko norėjo tikėti. Galbūt kas iš jūsų pajaus, kad meilės reikalai jau ten yra pasibaigę, reikia transformuotis. Arba kažkaip meilės reikalus reikia transformuoti. Ką daryti su tuo? Galbūt santykiuose kažkokios transformacijos labai stipriai norėsis iškels tokius dalykus, kad atrodys tas pats per tą patį ir atrodo vėl tas pats per tą patį ir norisi kažko ar ne tokio, norisi to kitokio, kitokių jausmų norisi, atrodo buvo gerai ir dabar staiga tapo negerai. Tai jeigu esat su vyrais, vaikinais ar turit partnerius ir pradėsit reikšti pretenzijas vėžiukai savo antrom pusės, tai žinokit, čia užtemimų koridoriaus yra energijos. Vėl ateina septynetas lazdų. Septynetas lazdų kalba ir jums vėžiai apie ribų brėžimą. Ribos, kur ir aš moku nurodyti sveikas ribas, ar aš moku pati savo išsikelti, nusibrėžti sveikas ribas. Tai ribų toksai ir brėžimas ir taipogi atsilaikymas prieš kitus, ar ne? Toks, kažkas nori jums kažką pasakyti, kažkas nori jums kažką pakomentuoti, tokio galbūt užrėžti, ar ne? Maždaug, o kas tau davė teisę su manimi taip kalbėti? Tai labai stipriai, ar ne, tas visas iškils. Tai čia ir bus tas toksai svarbus dalykas, kad aš brėžiu savo ribas. Kaip negaliu, žinokit, pakęsti, kai įeina kažkas be ir tiesiog lenda kur nereikia. Bandykim nenukreipti dėmesio. Riteris kardų kalba apie ką? Apie netikėtas mintis. Vėžiui gali ateiti, kada išsisklaido tos rūkas, išsisklaido tas visas tokia tamsa, ta nežinia, nes vėžys jisai kalba apie, mėnulis kalba apie tamsą, ar ne? Tamsa, naktis. Tai ateina mintis, ateina tokie pamastymai, ateina tokios gal netikėtos vizijos kažkokios, būtent jos ir kalba, ar ne, apie tai, kad vėžys ateis tokie pamastymai vėžiui, tokie maždaug, o kodėl čia dabar yra taip, o kodėl yra ne taip, kaip turėtų būti, arba taip, kaip aš norėčiau.
Apie ką dar yra šitas užtemimų koridorius? Apie veiksmą. Pagalvojau ar ne, aš jau atkreipiau dėmesį į tai, kad čia kažkas man netinka, kad kažkas išryškėjo, ką aš darau, aš imuosi veiksmą. Riteris lazdų, jisai kalba apie veiksmus tokius, kurie gali Vėžį netgi nustebinti. Jeigu aš ar ne ėjau atbulom į vieną pusę, tai greičiausiai apsisuksiu dabar ir eisiu visai į kitą pusę. Tai Vėžį šitas užtemimų koridorius kalba apie transformacijas tokias, kurios nustebins net jūs pačius. Bet žinokite, kad tai ateina su palaiminimu iš aukščiau. 4 lazdų jis ir kalba, kad leiskite svedami ir švęskite tai, ką jūs atradote, ką jūs pamatėte, ką jūs išgirdote, ką jūs supratote, kokios vizijos pas jūs ateina. Pasiimkite tas, leiskite savo švęsti būtent tai, kad jūs save pastatote į pirmą vietą, kad savo leidžiate būti pirmoje vietoje. Ir leidžiate savo iš tikrųjų tas transformacijas pereiti, jas pergyventi ir su jomis ar ne kartu eiti per tą visą užtemimų koridorių, kad leidžiat savo vis dėlto tas transformacijas priimti. Toliau keliaujam mes kur? Mes keliaujam į liūtą. Liūtui ateina pasaulis ir imperatorė. Kadangi aš liūtas, per ascendentą, tai imperatorė pagal gimimo dieną, tai maždaug įsivaizduoju, apie ką yra šitas mano užtemimų koridorius. Aš jau apsižiūrėjau ir astrologiškai, ką jisai man neša. Tai labai neša man tokį, kad baigiu vienus dalykus, einu į kitus. Ir vienas iš jų buvo tas, kad nežinau, ar aš kada nors begrįšiu pas jūs su ryto laivais tokiais, kokie jie buvo. Manau, kad tai yra jau tikrai užbaigtas etapas. Yra dalykai, kurie jau yra užbaigti. Tai ką, liūtukai, būtent apie tai mums ir kalba pasaulis ir imperatorė. Mes baigiam liūtai tai, kas jau yra per siaura mum, kas yra mum per mažai, kas mūsų kūrybinių dalykų, mūsų imperatorės, mūsų tos tokios žemiškos moteriškos tos energijos, jos jau nebemaitina. Tam, kad mes ar nepasimaitintumėm savo kūrybinę tą energiją moterišką, mums reikia jau eiti plačiau, eiti labiau, eiti dar. Uždarom vienas duris, ieškom, kur mums atidaromas yra kitos. Matom galimybės. Mums šitas užtemimų koridorius liūtai atneša galimybės. Tai žiūrėkite, per kur tos galimybės ir ateina. Per kokius kūrybinius dalykus. Žinot, tie kūrybiniai dalykai, kada pradedi kalbėti ir žmogus tau sako, bet aš visai nekūrybiška, bet tai nėra apie tai, kad aš čia atsisėdu, dabar mezgu, kepu ar dar kažkokiais ten meniniais dalykais užsiimu. Mes kiekvieną dieną kuriam kažką. Mes kuriam, pusryčius padarom šeimai, mes jau kuriam. Kavos savo skanios pasidarom, tai irgi jau yra kūryba. Žiūrėkim, kągi mums neša, kągi neša šitas užtemimų koridorius. 10 taurių rodo, kad pamatysime, kiek daug žmonių šalia mūsų, kurie mus palaiko. 10 taurių neša pasitenkinimą, neša tokią laimę, neša aplamai tokį priėmimą žmonių, kurie yra šalia, kurie myli, kurie palaiko, priėmimą tą jų palaikymą, priėmimą to jų meilės, priėmimą tą jų tokių emocijų, džiaugsmą kartu su visais. Tokį pastebėjimą iš tikrųjų, kiek šalia mūsų yra žmonių, kurie yra su mumis. Dažnai net sakom, manęs nepalaiko, manęs nesupranta, bet ir tikrai. Kartais, žinokit, tas vienas žmogus yra daug daugiau negu 5. Pažas lazdų sako, liūtas, žino, kad tau reikia būtinai pradėti kažką naujo, veiksmais. Kur yra tavo aistra? Kur dega tavo širdis? Ką tu nori daryti? Tai šitas užtemimų koridorius liūtui labai atneša palankų laiką išeiti į tokius kažkokius naujus, galbūt naujus procesus kažkokius pradėti, veiksmais. Galbūt pradėti kažką tai tokio kūrybinio, ar ne, nes imperatorė. Bet reikėtų praplėsti pasaulį, praplėsti akiratį, jau reikėtų žiūrėti plačiau, reikėtų žiūrėti daug tas horizontas, kad jisai prasiplėstų. Ne tai, ką aš dariau, tai, ką dariau iki šiol, jau turi būti per ankšta. Liūtui šitas užtemimų koridorius, jisai plečia. 7 kardų jisai sako, kad būkite svarbiausia labai
Sąžiningi. Sąžiningi patys su savim. Ar aš darau tai, ką aš noriu daryti, todėl, kad man patinka, nes imperatorė būtent apie tai kalba. Ar aš darau todėl, kad tai galbūt atneš man šlovę, galbūt atneš man kažkokį pripažinimą, galbūt mane kažkas pamatys. Tai 7 kardų nori, kad jūs labai gerai pamastytumėt, ar tame kelyje, kuriame jūs esate dabar, jūs jaučiat pasitenkinimą. Pažas, ne, lazdų, jisai sako, ar aš jaučiu aistrą tam. Ir svarbiausia, kad tas sąžiningumas būtų ir su savim, ir su kitais. Jeigu jūs liūtai esate tokioje sferoje, kurioje dalinate žinias, būtinai tikrinkite žinias. Ar žinios yra tikros, ar jūs skleidžiate tikras žinias. Kalbėkite tiesą. Nepulkit šį užtemimų koridorių į jokius, nesivelkite į jokius apkalbinėjimus, nes tai gali kirsti jums ant gal labai skaudžiai. Ką dar iškelia šitas užtemimų koridorius? Jisai kelia 2 taurių. Tai yra bendrystės, bendrumas, santykių kūrimas, santykių toks stiprinimas. Jeigu turite mylimuosius šalia, tai pasistengkite ties santykiais šį mėnesį, būtent per tą užtemimų koridorių atkreipti dėmesį. 10 taurių irgi labai kalba apie meilę, apie jausmus, apie empatijas, apie emocijas, rodo emocijas, priimu žmogaus emocijas. Jeigu noriu prisipažinti meilėje, labai palankus laikas prisipažinti meilėje, ypatingai po 18 dienos. Jeigu laukiat meilės prisipažinimo, tai bet labai toks užtemimų koridorius atneša tai, kad nebūkite vieni vienos, o eikite į sąjungas, eikite į tokį santykių kūrimą ir per tai ar ne save realizuokite. Imperatorė sako, kad tai turėtų būti būtinai su kažkuo šalia. 10 lazdų jums atneša tai, kad nukris daug nuo jūsų naštos. Galbūt pačios patys pamatysite, kokią naštą nešate, kas tai yra ne jūsų, ne jums, tai spaudžia, tai slegia. Su Saturno ar ne keitimo ženklų gali būti, kad jum irgi toksai liūtai ateiks toksai biški palengvėjimas. Gali būti, kad jeigu jūs ar ne liūtas, bet turit kažkur tai kitam ženkle ar būste kažkokių planetų ir jautė dar tokį suvaržymą, gali taipogi pajausti toksai palengvėjimas. 10 lazdų neša tai, kad šitas užtemimų koridorius leis jum pasijausti lengviau. Tarsi tokia sunki našta jinai būtų nukritusi nuo jūsų pečių. Nukritusi nuo pečių galbūt su tuo, kad pasaulis sako, aš jau pabaigiau šitą etapą, vadinasi, šičia man jau yra baigtas reikalas. Aš jau einu į kažką tokio geresnio. Nu tai ką, keliaujam toliau į... Ar pusę bent jau perėjom? Keliaujam į mergelę. Mergelė atėjo stiprybė ir teismas. Nu, tai kas mergeliai? Stiprybė ir teismas. Žiūrim. Mergeliai, stiprybė ir teismas. Stiprybė ir teismas neša ką? Teismas rodo tai, kad mergeliai bus keliamos temos apie misiją, apie sielos misiją, apie būtent teismas yra kas? Teismas parodo, kiek aš nusipelniau, kad man duotų atgal. Teismas parodo sielos ar net tokia misija. Gali pradėti kilti jums visokie tokie egzistenciniai klausimai. Ar aš savo vietoj, ką aš čia darau. Gali stipriai sukilti noras, kad aš noriu išsiaiškinti, ar aš tikrai einu tuo keliu. Ta tokį jausmą, kad aš tikrai noriu išsiaiškinti, ar tikrai einu tuo keliu. Gali stipriai iškelti temas apie atleidimą kažkam, galbūt atsiprašymo priėmimą, galbūt pačiam kažkur kažkame atsiprašyti. 10 taurių jisai ir rodo, ar ne, kad gali iškelti jum tokias asmeninės labai temas, šeiminės kažkokias temas, kur, ar ne, tos stiprybės turėti. Sako, žmogus yra stiprus ne tas, kuris laukia atsiprašymo, o tas, kuris prieina pirmas ir atsiprašo. Tai gali jums iškelti šitas užtemimų koridorius, kur aš kažkam kažką turėčiau galbūt gražaus pasakyti, galbūt atsiprašyti, galbūt kažkur kažką įžeidžiau. O jeigu mane kažkas kažkur įžeidė, kiek ilgai aš laikau tai savyje, ar ne, kiek ilgai tai pas mane čia viduj mane graužia. Ką dar mergelėm neša? Apsisprendimus. 9 kardų rodo, kad šitas užtemimų koridorius jums atneš tokius apsisprendimus, kurie
Nu, tiesiog jie badys jums akis, bet jūs labai stengsitės jų vengti. Jie kažkaip pat vis suksis aplink. Dvejetas kardų, jisai sako, užsirišo akis, nes nenoriu matyti, nenoriu tiesiog prisimti atsakomybės ir nenoriu nieko daryti ties ta linkme. Tai vat būtent, ar ne, kad dvejetas kardų sako, kels tokias temas, kuriuose jau nebeapsispręsti bus nebeįmanoma. Tiesiog reikės sakyti taip, anaip ar dar kitaip, bet sprendimą reikės priimti dėl vienokio ar kitokio dalykų. Mergelėms šį užtemimų koridorių, kas liečia artimus žmonės. Galbūt yra žmonės santykiuose, kurie, su kuriais jums kažkaip tai ir nelabai gerai, ir nelabai jūs jaučiatės ten maloniai. Galbūt jau kažkas ten atitarnavo ir gali pradėti kelti tokius klausimus, kad ar tikrai aš esu čia toj vietoj, kur aš noriu būti. Ar tikrai aš esu mylima, ar tikrai aš esu gerbiama, ar tikrai aš gaunu tos meilės. Tai mergelėms šitas užtemimų koridorius daugiau eina per santykių temą, kuriuose reikės stipriai pasirinkti sprendimus, priimti sprendimus kažkokius tikrai gali iškelti. Autoritetas. Apie autoritetus. Ar aš esu savo gyvenimo valdytoja? Kur yra mano gyvenimo tas sostas, ar ne, iš kurio aš tą savo gyvenimą tvarkau? Stipriai gali iškelti tokias energijas dėl autoritetingumo. Ar mano gyvenimas yra palaida bala, ar aš turiu šiokią tokią struktūrą, planus, ar aš mergelė susitvarkau su tuo, kas vyksta mano gyvenime dabar. Tai gali iškelti tokį norą, pasidaryti tokį griežtesnį gyvenimo planą, galbūt net šiems metams, kad vietoj to, kad darau taip, kaip išeina, aš noriu susižiūrėti ir susiplanuoti, kaip mano tas gyvenimas šiais metais labai stipriai vyksta. Tai nepamirškim, kad su užtemimų koridoriumi stoja ir kinų naujieji metai, tai yra būtent dabar ir pradeda ugninio arklio energija stipriai eiti. Kas dar mergelėm? 10 pentaklių. 10 pentaklių ir teismas man labai stipriai ateina per tą, kad gali kilti noras ne vien tik tai, kad gyvenu šiandien, ne vien tik tai, kad gyvenu rytoj, bet noriu pasidaryti planą, susistruktūrizuoti, kad noriu, kad kažkas liktų ir po manęs. Jeigu turite būstą, galbūt dėl būstų kažkokiu, tai gali kilti jums norų, ar tai nauja, ar tai pertvarkyti, ar tai galbūt pirkti būstą, sugalvosite. Taipogi gali kilti toks noras maždaug apie ką yra mano šeima, kur yra mano šeima, ar mano šeimoje yra ta struktūra kažkokia tokia, ar tiesiog vyksta tas gyvenimas taip, kaip vyksta, ar šeimoje yra meilės, kur yra tie mano visi priėmimai tų visų ar ne sprendimų, ar aš tiesiog juos ignoruoju. Tai mergeliai būtų tiek. Keliaujam, žinokit, mes jau visą valandą aš su jumis čia kalbu. Žiūrėsim, kiek čia man leistas Instagramas filmuoti. Jeigu ką, susitiksim, žinokit, po valandos gal. Gal nereikės tiek ilgai. Svarstyklės. Svarstyklėm yra imperatorius ir bokštas. Imperatorius ir bokštas kalba apie tai, kad griaus jūsų susistovėjusią tvarką. Šitas užtemimų koridorius greičiausiai sugriaus jūsų tvarką, kokią jūs turit savo įsivedusios, tam, kad reikėtų ten kažką tai pakeisti. Gali būti, kad būtent jūs turit tvarką susidėjusios, susidėliojusios, turit planus, turit tikslus, turit savo struktūrą gyvenime, bet ta struktūra jau jūsų niekur nebeveda. Nes jau viskas eina vienam lygmenį, jūs niekur daugiau ten nebeaugat. Tai bokštas jisai sako, greunam šitą, žiūrim, kągi tu dabar čia galėtum iš naujo pastatyti. Tai apie kągi svarstyklėms yra šitas užtemimų koridorius. Užtemimų koridorius šitoms svarstyklėms yra apie judėjimą, bendravimą. Galbūt norėsis žinių, galbūt norėsis veiksmo, galbūt norėsis tokio. 8 lazdų kalba apie judesį, bet judesi ne vien tik per veikimą, judesi taipogi per bendravimą. Noriu žinių, imu žinių, einu žiūrėti, kur čia dar žinių, kur tas žinias panaudoju, kur aš čia galiu prasisukti. Tai svarstyklėm ar ne, gali iškelti tokį norą dideliam judesiui. Saulė kalba apie tai, kad bus
gerai, bus labai gerai, bus švies saulė, bus nuotaika, bus optimizmas, bus noras daryti. Toks, žinot, kai gražio saulėtą dieną, ar ne, norisi tiesiog kažką nuveikti. Žiūrėkit, būna tie visi tokios sukanotos dienos, atrodo nieko nesinori daryti, norisi tik tai sėdėti. O vat užtemimų koridorių svarstyklėm iškelia tą tokį noriu kažką nuveikti. Ką noriu nuveikti? Visų pirmiausia, noriu atkovoti savo vietą. Gali būti, kad svarstyklėm gali šitas užtemimų noriu užsikovoti savo vietą. 7 lazdų, ar ne, ir kalba tą tokią kovą. Visų pirmiausia, gali būti vidinė tokia kova, gali jūsų viduje kilti vidinė tokia stipri kova. Ar aš esu savo gyvenimo valdovė, ar aš ar ne esu autoritetas savo gyvenime, ar aš savo gyvenimą tvarkau taip, kaip aš noriu. Jeigu situacijos ar negriūva aplink jūs, gali iškelti jums tą tokį norą labai stipriai pasižiūrėti, ar aš kuriu savo gyvenimą taip, kaip aš noriu, ar aš leidžiu būti stumdoma visų kitų aplinkinių. Tai yra ir sociumo, ir draugų, giminių, artimųjų, vyrų, žmonų ir taip toliau. Ką dar neša šitas užtemimų koridorius svarstyklėms? Atsikratysite įtampos tokios, kuri kiekvieną kartą jums atrodo išsekinanti. 10 kardų jinai rodo tai, kad tas etapas, kuriame atrodo tas nuovargis ištisinis, toksai nieko nedariau, bet pavargau, buvau su kažkokiais žmonėm, pavargau, tas šitas etapas, per šitą užtemimų koridorių, jisai turėtų labai stipriai palengvėti. Gali būti, kad iš jūsų aplinkos išeis žmonės, kurie iš jūsų siurbia energiją. Gali būti, kad jūsų mintys keisis, jūsų mąstymas keisis, kas jūs labai vargindavo. Gali būti, kad pasikeis jūsų aplamai pasaulėžiūra tokia. Jeigu prieš tai labai stipriai buvo kažkokie negatyvūs mąstymai, negatyvūs ištisinis toksai bumbėjimas ar ne, kad čia negerai, tas negerai, anas negerai, tai per griovimą tokį gali jums atnešti pamatymą labai stipriai, kad mano pačios mąstymas ir yra tas visas toksai energijos siurbikas ir kad aš keisdama mąstymą ar ne, aš leidžiu savo energiją susigrąžinti. Aš nebesijaučiu tokia išsekusi, nebesijaučiu tokia nustekenta. Ką dar atneša svarstyklėms šitas užtemimų koridorius? Atneša 4 penktaklių. 4 penktaklių kalba apie tai, kad sugriaus kažką, žiūrėkit, kaip imperatorius ir 4. Imperatorius yra 4, penktakliai yra 4, imperatorius yra žemiškumas, ar ne? Struktūra, pamatai visi. 4 penktaklių irgi yra apie visokius pamatus. Tai svarstyklėms gali iškelti, kad aš jau nebenoriu to, kas buvo, noriu kažko tai naujo. 8 lazdų sako, noriu naujo, noriu veiksmo, nebenoriu sėdėti vienoje vietoje. Aš jau esu nusiteikusi, ne, jau atsikračiau visų neigiamų energijų, emocijų, viskas nusiteikusi aš kurti savo gyvenimą. Atsikovojau savo vietą, keliauju, ar ne, kuriu savo naują gyvenimą. Būtent apie tai jums šis užtemimų koridorius ir turėtų išsikelti. Keliaujam toliau į Skorpioną. Skorpionui ateina mirtis ir saulė. Mirtis neša transformaciją. Po mirties, po transformacijų atsiranda optimizmas, kad man viskas bus gerai. Gali būti, kad jūs tiesiog keisite savo identitetą. Man labai stipriai ateina kažkaip, kad Skorpionui labai galbūt norėsis po šio, per visą tą užtemimų koridorių perėjus, labai stipriai norėsis pasikeisti patiem. Toks kaip išlindau ar ne, aš iš savo to po akmeniu, kur lindėjau, tai dabar jau galiu keistis. Žiūrim, apie kągi čia dabar kalba Skorpionui. Jo. Ateina 7 penktaklių su tuo, kad keistis norėsis, tačiau labai stipriai matysis, kad, nepasikeisiu per naktį, ar ne? Viskas, nuėjau vakare miegoti, nusidažiau plaukus, ryte atsikeliu visiškai kitokia. Ne. Skorpionas ar ne pamatys, kad vis dėlto į tą pokytį ateiti reikės įdėti darbo. Iškels jums ar ne tą, kad, nesigaus čia ir dabar. Reikės įdėti pastangų, reikės įdėti darbo. Tai būtent tokius dalykus gali iškelti. Bet jūs matysite, kad tas darbas, jisai jums atsipirks. Jūsų pačių transformacija, kurią jūs taip džiugiai norite priimti, jums tikrai labai stipriai atsipirks. Ir
Karalienė taurių, jinai kalba, kad šitą transformaciją pradėsite nuo savęs. Tokių net pasinagrinėjimų, kiek aš save myliu, kaip aš save myliu. Karalienė taurių gali iškelti jums stipriai per šitą užtemimų koridorių, tai, kad atsisuku į save ir pasižiūriu, kiek aš save stipriai myliu. Ar aš tikrai duodu savo ir empatijos, duodu savo ir dėmesio, leidžiu savo ar ne išjausti, leidžiu savo pajausti, leidžiu savo daryti tai, kas duoda man širdį džiugina. Ar aš atiduodu visą tai kitiem. Tai man ateina tai, kad Skorpionas kažkaip šitą užtemimų koridorių stipriai pajausite, kad galbūt per daug atiduodate rūpesčio ir meilės kitiems. Ir norėtųsi tos rūpesčio ir meilės savo labiau. Kažkaip man dabar atėjo toksai prisiminimas, kada kiek aš Skorpionus nagrinėjau per sielos formulę, tai labai dažnai matosi, kad jų mėnulis stovi Merkurijaus orbitoj. Ir labai dažnai jos yra tokios, kad labai globoju visus. Tai Skorpionai gali iškelti tokių transformacinių momentų, kad, kiek aš čia galiu visus globoti. Atėjo laikas pasigloboti pačią ir save. Riteris Pentaklių kalba apie norus, apie tokias svajonės, kurios pildosi. Gali būti, kad šį užtemimą galbūt netikėtos svajonės ateinančios, net jų nesirašant, nesipiešiant, nesiklijuojant kažkur, bet galit pastebėti galbūt, kad jums tikrai kažkas išsipildė, tokio nelaukto, tokio neplanuoto, kažkaip taip, galbūt kažkur pasvajodavot, galbūt kažkur pagalvodavot ir pats ir išsipildė, ar ne, kažkaip taip. Vadinasi, kada mirties ta tokia energija, kada mes paleidžiam, mes transformuojam save, tada ypatingai Skorpionas ir mirtis, ar ne, labai stipriai ir išneša tą, kad net mirties korta, jinai yra Skorpiono energetikoje. Tai yra mirtis neša Skorpiono energijos simbolį, ar ne? Ir tas, kad mirtis ateina per būtent užtemimų šitą koridorių, neša Skorpionui, kad tikrai atėjo laikas keistis, transformuotis. Ir Skorpionas, jisai mėgsta iš gilumos save ištransformuoti. Tai tikrai labai gali jums išnešti daug tokių dalykų, kur norėsis paleisti, norėsis tiesiog, ar ne, palaidoti ir tam, kad būtų galima to atsisakyti, atsikratyti. Devynetas kardų sako, kad šitą užtemimų koridorių galite nerimauti kažko labai stipriai. Tokie neramumai gali ateiti, tokie pamastymai kažkokie. Tas gal čia man dirbti per daug reikės, gal čia su tuo atsisveikinti nereikėjo. Iš vienos pusės atrodo tas optimizmas labai didelis, iš kitos pusės toks ir neramumas. Dieną džiaugiuosi, vakare liūdžiu, maždaug, ar ne, tokia energija. Tai Skorpionas, stebėkit savo emocijas. Jeigu dieną per daug pasilinksminot, gali būti vakare, jums gali kilti toksai, nežinau, tokie emociniai kalneliai. Dieną linksma, vakare verkiu. Tai žiūrėkit, dėl ko jūs vakare galite pradėti nerimauti. Pažas Pentaklių sako, vėl patvirtina tai, kad reikėtų atkreipti dėmesį tai, kokios svajonės šiomis dienomis jūs lydi, kokie norai, apie ką jūs galvojate. Tai reikėtų būtent 18-19 dieną, nuo 18 dienos galima būtų ir pasvajoti, ir pagalvoti, ir gal net susirašyti kažkokius norus. Pažas Pentaklių kalba, kad jūs turite labai didelę galimybę, kad išsipildys jūsų kažkokie norai. Bet tai turėtų būti per optimizmą. Ne todėl, kad Teresė pasakė, ar ne per kortas parodė, bet tuo per tokį aš tikiu, kad man tai bus. Bet tam, kad ateitų pas jūs tie norų išsipildymai, reikėtų pasižiūrėti, ko jūs galėtumėte atsisakyti, kas tai yra ta sena energija, kuri galėtų ar ne palaisinti vietos kažkam tai naujam. Kaip aš vyrui pasakiau, žinok, jeigu tu nori gimtadienio progą kompiuterį, tai tu turi tą seną parduoti, kad tu turėtum vietos naujam. Kiek tu gali tas elektronikas taupyti. Bet jis ne Skorpionas, jis pas mane avinas. Tikras avinas, žinokit. Keliaujam toliau į Šaulį. Šauliui ateina žynys ir pasaulis. Žynys yra ne veltui Šauliui atėjęs, todėl kad šaulys ir žynys tai yra apie žinias. Ir Šauliui reikėtų labai stipriai pasižiūrėti, kokias gilias žinias nešiojate savyje. Kiekvienas savy mes turim daug sukaupę patirčių, žinių, žinojimo ir galbūt yra žmonių, kuriems mūsų to žinojimo reikia.
Tai vat būtent reikėtų pasižiūrėti Šaulio ženklo šį užtemimų koridorių, kokios žinios turėtų būti paleistos į pasaulį. Būtent kokiomis žiniomis reikėtų dalinti su pasauliu, kam reikia jūsų žinių, kodėl jūs jas laikote ir stipriai kels tą temą tokią, kad tavo žinios yra reikalingos. Gali būti pas jūs ateis žmonės, kažko paklausti, kažko pasidomėti, kažko vat reikės jums iš jūsų. Ir tai tokie ženklai, kad viskas, ar ne, mano žinių reikia pasauliui. Koks tas pasaulis, didelis, mažas, tai čia jau jums nuspręsti. Bet jums reikėtų pradėti keisti savo tokį pasaulėžiūrą, keisti, praplėsti akiratį, ar ne, didesnį tokį, kad mano žinių reikia kažkam. Labai stipriai jums iškels tokį, žinių tai reikia, bet aš save labai stipriai užspaudžiu, nes nepasitikiu, kad mano žinios gali būti naudingos. Nesvarbu, kad ten atėjo ar ne 2-3 to paties klausimai varžau. Tai vat 8 kardų sako, kad šitas užtemimų koridorius parodys jums, kur jūs save labai stipriai supančiojat. Tiek veiksmuose, tiek mintyse, bet labiausiai mintyse. Kur aš save sumažinu, kur aš save sumenkinu, kur pas mane įsijungia apsišaukėlio sindromas, kur aš neleidžiu savo pajudėti iš vietos, ar ne, jaučiuosi tokia kaip nulinčiuota, nukryžiuota ir atrodo negaliu net pajudėti. Tai vat užtemimų koridorius Šauliui iškels labai stipriai vat šitą, kur aš tiesiog neleidžiu savo nei atrišti rankų, nei kojų, tiesiog susipančiuju. 6 pentaklių sako, kad iškels tai, kad reikės išdrįsti paprašyti pagalbos. Šiaip Šaulys jisai yra labai geras žmogus, jisai yra labai protingas žmogus, nes Šaulio ženklo planeta yra Jupiteris ir jeigu jau duoda, tai duoda, pažįstu tikrai ne vieną Šaulį aplink save ir va, tas davimas, ar ne, duodu daug, ko gaunu atgal, kiek daug aš duodu, bet ar aš drįstu paprašyti atgal, gali vat iškelti to tokį, ar aš drįstu paprašyti, ar aš laukiu, kol kažkas kažkur susiprotės. 6 pentaklių kalba, kad labai stipriai bus toksai, pajautimas, kad svarstyklės gal ne visai yra lygiavertiškai nusveriamos, ar ne? Kažkam aš duodu daugiau, bet tas daugiau negrįžta man iš to paties, bet grįžta iš kažko kito. Tai gali toksai būti, va, tam daviau, bet man iš kito atėjo, bet aš jaučiu vis tiek tokią nelygybę, ar ne? Šauliui gali iškelti tokius jausmus. Ką dar kelia Šauliui? 4 lazdų. Tai šitas užtemimų koridorius sako, eik su Dievo palaiminimu ir su visais angeliukais. Galite pastebėti daug kur jums siunčiamų ženklų iš visatos. Žiūrėkit, stebėkit ženklus. 4 lazdų, jis būtent kalba apie tai, kad atverti į pasaulį vartus, ar ne, su savo žiniom, jums yra siunčiama iš aukščiau. Ir aplamai šitas užtemimų koridorius gali jums parodyti daugelį tokių situacijų ir dalykų, kuriuos reikėtų švęsti, kuriuos reikėtų dėkoti ar ne visatai Dievui, galbūt per dėkingumą tokį džiaugtis, kad aš turiu galimybę dar kažką tokio padaryti, dar kažką nuveikti, ar ne. Ir reikėtų būtent, kad džiaugiuosi tuo, kad galiu kažkam pasitarnauti. Kuo daugiau ar ne pasitarnauju, tuo daugiau grįžta pas mane. Ir tas 8 kardų leisti savo tiesiog kažkaip išpančioti save iš to. Šitas užtemimų koridorius taipogi leis jums atsiriboti nuo neigiamos visokios energijos. 6 kardų sako, kad turėsite galimybę išplaukti į ramesnius vandenis. Tiesiog situacijos klostysis taip, kad norėsis atsitraukti. Norėsis atsitraukti nuo negatyvumo, nuo blogos įtakos, nuo aplinkinių tokių, kurie tiesiog jums atrodys jau nebepakeliui su jais. Jau atrodo šitas etapas ir užbaigtas. Ir net pačiai norėsis to tokios ramumos, galbūt pačiom, ar ne, norėsis tokios ramumos. Tai Šauliui būtent apie tai yra, leiskite savo į tą ramesnę aplinką, į tą ramesnį uostą ir nukeliauti, nes tikrai bus jums sudarytos visos sąlygos tam su visais angeliukų palaiminimais. 6 taurių sako, kad iškils situacijų irgi žmonės gali ateiti tokie iš praeities, atnešti tokių malonių akimirkų, malonių prisiminimų. Kažkaip Šauliui man labai ateina, kad iš praeities gali ateiti kažkokios jūsų idėjos, jūsų kažkokios vizijos, kurios jūs vis kažkur palaidoje buvot, laikėt, užlaikėt. Ir ateina, kad dabar tikrai tom idėjom ir tiem dalykam reikėtų išvysti pasaulį. Nes tos žinios, ar ne, būtent jūs jau sukaupėt
kiek jums jų reikia ir iš tos aukos pozicijos reikėtų save kažkaip tai išlaisvinti ir į pasaulį išleisti iš praeities kažkokius projektus, kažkokius svajonės, kažkokias, kad jos ar ne išsipildytų realybėje. Toliau keliaujam į ožiaragį. Ožiaragio ateina velnias ir meilužiai. Ožiaragiai iškelia stiprius meilės reikalus, ar ne, gali tokios aistros labai stiprios sukilti. Velnias rodo, kad gali iškilti, jeigu taip ar ne, iš tos tokios pusės žiūrint, gali iškilti, negaliu, žinokit, kaip man plaukai kutena kaklą, negaliu pakęsti. Gali iškelti ožiaragiai velnias tokias, kad būtent tie meilužiai, ar ne, norą tokį paflirtuoti labiau per šitą užtemimų koridorių, gali flirtą tokį visą iškelti paviršių, nors šiaip ožiaragis, taigi rimtas žmogus, ar ne, jisai, taigi, kaip dabar, tai gali tokia ožiaragio kita pusė išlysti į paviršių. Taipogi gali norėti, stebėkite ožiaragiai, žiūrėkit, kad viskas būtų tvarkinga, gali jums tokių gundimų iškelti iš tos pusės, kad gal norėsis palošti azartinius lošimus kažkokius. Velnias jisai neša tokius gundimus visokius. Ožiaragiui taipogi gali pasisekti loterijoje, bet jeigu lošit labai atsargiai, žiūrėkit, kad būtų, taip jau labai labai atsargiai. Gali taipogi ožiaragiui iškelti šitas užtemimų koridorius, santykių tematikas, baimės kažkokias, priklausomybės kažkokias žmogui, kurį jūs mylit, kurį jūs garbinat, kurį jūs dievinat, kuris jūs yra jūsų meilės objektas, jūsų aistros objektas, gali stipriai iškelti tą tokią baimę, ar tas žmogus tikrai man jaučia jausmus, kokius aš jam jaučiu, ar tas žmogus mane myli, ar jisai, velnė, žiūrėkit, ir čia pasėmiau velnę. Tai gali iškelti meilės reikaluose daug baimių, daug programų kažkokių tokių, kurias reikėtų praeiti, reikėtų pradirbėti su savim. Kągi dar jisai kalba? Kągi šitas užtemimų koridorius dar neša ožiaragiui? Sprendimų priėmimą. Sprendimus, ar ne, kuriuos, mieliau atidėliotumėt kažkur tai, galbūt jau atidėliojot per daug ir tiesiog šitas užtemimų koridorius, jisai sako, jau viskas, jau daugiau nebeišsisuksi, dabar jau reikės nuspręsti vienaip ar kitaip. Gali būti, kad sprendimų priėmimuose ožiaragis norės šitą atsakomybę primesti savo mylimam žmogui. Tai yra savo žmonai, savo draugiai, savo partneriai, savo kažkokiems žmonėms, su kuriais ar neturi kažkokių tokių kūrybinių reikalų, tai ožiaragi, žiūrėkit, reikėtų vis dėlto apsispręsti, nes tai lemia jūsų kažkokias naujas pradžias. Užtemimų koridorius gali jums duoti kažkokių naujų galimybių suteikti. Ir tai reikėtų priimti, bet reikėtų pasižiūrėti, kad tos galimybės būtų ne jum vienam, ne jum vienai, bet su kažkuo. Meilužio korta jinai įrodo apie sąjungų kūrimą kažkokį, tai ar ne, tai yra šešeto energija ir jinai kalba būtent apie tai, kad aš su kažkuo, aš tai darau iš meilės. Ir kvailio korta jinai būtent rodo, kad ožiaragis šį užtemimų koridorių gali turėti tokių galimybių. Svarbu, kad tie sprendimai, kuriuos reikės priimti, jie būtų priimti, nes jeigu jūs juos ir toliau nutempinėsit, tai tos naujos pradžios tai matysit kaip savo ausis. Karalienė kardų neša tai, kad galbūt reikėtų pasikapstyti savo mintyse, pasikapstyti savo idėjose, nes būtent to nauja pradžia ir lems tai, ką jūsų naujos pradžios. Karalienė kardų, jinai kalba apie tokį aštrumą proto, ar ne, aš mąstau, aš galvoju, ne iš emocijų, o aš mąstau ir galvoju. Taipogi stipriai ožiaragiam reikėtų irgi nukapoti visus tuos ir visas tas, kurie tiesiog labai stipriai su jumis kapojasi atgal. Nesutampa jūsų mąstymas, nesutampa jūsų mintis, nesutampa jūsų pokalbių tematika. Tiesiog jūs kalbate apie ratus, ten kažkas kalba apie batus. Tai reikėtų su tokiais žmonėms geriau nebe turėti jokių reikalų, nes savo energiją eikvojat ir jokios naudos iš to. Ožiaragis aplamai esat labai protingi žmonės, žinokit, o kvailiam aiškinti ilgai ir nuobodžiai neverta.
Šitas užtemimų koridorius taipogi gali iškelti jūsų emocinę būseną. Ar aš jaučiuosi rami, ar man viskas gerai, kokie mano yra emocinis stabilumas, ar ne. 4 taurių gali rodyti tai, kad gali iškelti tokių neramumų, ar ne, velnias. Velnias kalbėjo apie ką? Apie baimės. Kada ateina baimės, gali kilti neramumai. Raskite laiko savo emociniai sveikatai. Užtemimų koridorius gali iškelti, ar ne, iki kiek yra stabili jūsų emocinė sveikata, iki kiek stabiliai yra jūsų emocijos vietoj. Ką dar kelia? 5 kardų. 5 kardų neša vėl pasikapojimus. Mintys, kaip aš kalbu su savim. 8, ar ne? Atsiprašau, ne 8, 9 kardų, kaip aš kalbu su savim, kaip aš priiminėju sprendimus. Ar aš laukiu, kol kažkas ar ne su manim turės kažkokį rimtą pokalbį, kad man įrodytų, kad tas sprendimas turi būti priimtas tai savo naujai pradžiai, ar aš tiesiog matau, kad žmogus kalba tiesą, bet aš renkuosi neklausyti jo. Ir svarbiausia atkreipti dėmesį į savo pačių mentalinį tą tokį, ar aš neprieštarauju pati savo, pats savo. Bet būtent tas užtemimų koridorius gali iškelti jūsų tokį prieštaravimą savo pačių mintims. 1 minutę nusprendžiau taip, kitą minutę jau galvoju visai kitaip. Tai iš to gali kilti ir jūsų tas emocinis toksai maištas, maištingumas viduj ir nestabilumas. Žinokit, liko 20% mano baterijos, tai paskubėsiu, liko 2 ženklai. Vandenis. Vandenio ateina teisingumas ir žinys. Vandenis aplamai jisai kalba apie vandeniui labai stipriai paveiks šitas užtemimų koridorius, todėl kad prasidės užtemimas būtent vandenio ženkle. Ir svarbu bus taip, kad svarstyklės jos būtų lygios. Ar aš kalbu teisingas žinias? Teisingumas jisai yra apie teisingų sprendimų priėmimus, apie buvimą teisingų kitų atžvilgių. Ir žinys jisai kalba apie gilias žinias. Aš pasikliauju savo giliu žinojimu, kad priimčiau teisingus sprendimus, kad kalbėčiau teisybę, kad išgirsčiau teisybę, kad pasverčiau, kur yra teisybė, o kur yra neteisybė. Kągi dar šis užtemimų koridorius jums iškels? Visi tokie pasirinkimai bus paremti jausmais, emocijomis. Tai labai stipriai atkreipkite dėmesį, kur jūsų emocijos ima viršų, kur tos emocijos jos jums neduoda to tokio ramybės tokios. 10 kardų sako, kad užtemimų koridorius jisai kels tokį būtent tokį nerimastingumą, kas liečia jausmus, kas liečia meilės reikalus, kas liečia artimųjų tokia empatija galbūt jūsų atžvilgių. Galbūt reikės ar ne tokių rimtų pokalbių apturėti su savo mylimais žmonėmis, kad ar aš tikrai jaučiuosi mylimas, ar tikrai čia man yra gerai būti ten, kur aš esu. Būtent vandeniui šitas užtemimų koridorius, jisai kažkaip irgi labai stipriai iškels tokių dalykų, kurie buvo, ar tai nežinojot, ar tai tokie gal vengėt žinoti. Mėnulis ateina su tuo, kad atvers akis, iškels tiesą. Nuskambės ta tiesa. Taipogi galbūt kažkam, kam jau ilgokai vandenis stengiatės nutylėti kažką, gali būti, kad tiesiog susidarys tokios situacijos, kad norėsis viską išsakyti, pasakyti, ką jūs jaučiat, ką jūs galvojat, kaip jūs jaučiatės ir tiesiog nukris toksai kaip akmuo nuo pečių, ar ne? Toks, žinot, kaip būna, galvoji kažką ir po to, kai tu išsakai viską, toks mintyse, toks geras dalykas pasidaro, tai nieko nebelieka. Tai vandenį panašiai tokia situacija. Aš sakiau, pasakiau, išsakiau ir dabar jau kaip tu nori su tuo tvarkykis, ar ne? Nes man jau nusibodo slėpti viską nuo tavęs. Riteris kartų rodo tai, kad bus daug tokių aistringų momentų, aistringų dalykų, galbūt per tuos visus pasakymus išsakysit netgi tai taip aistringai, žinot, taip, su visom emocijom, su visais pasimostagavimais. Gal keptuvėm nesipasisvaidysit, juokauju. Taipogi šitą vandeniui pilnatis, užtemimų koridorius, jisai išneša tokį veiksmus tokius, kurie nustebins jūs pačius. Šiai vandeniai nustebint kažkuo, tai yra
neįmanoma, nes vandenis jisai negali nuspėti net pats savęs. Tai užtemimų koridorius jau duos tokių veiksmų, kur maždaug čia aš tai padariau, čia taip gali būti, čia mano tie veiksmai, kažkaip net nesitikėjau, kad taip aš galiu padaryti, ar ne? Tai vandeniui būtent apie tai bus. Jau kelintą ženklą lydi angeliukų tokia energetika. 4 lazdų irgi parodys situacijų, parodys dienų, parodys žmonių, jūsų būtent užtemimo koridorių tom energijom, kad aš švenčiu žmonės, aš švenčiu save, aš švenčiu gyvenimą, aš švenčiu tai, kad aš esu, ar ne? Vandeniui iškels tokį norą švęsti, norą švęsti save, norą švęsti mylimus žmonės, norą pašvęsti aplamai, ar ne? Kad toks ir net pajautimas gali būti, kad toks aš jaučiu, kad šioj kelionėje esu ne viena, turiu palaikymą, net kad ir kaip sunku, turiu palaikymą, ar ne, savo netikėtose veiksmuose turiu kažkokį tai palaikymą, ar ne, bet būtent vandeniui tas toks irgi angeliukų toks palaikymas, 4 tas lazdų, stebėkite 11 labai ypatingai, jeigu matysite, tai žinokite, tuo momentu, jeigu jūs pamatėte 11, jeigu jūs darėt kažką ypatingo, ženklas, jeigu jūs galvojat kažką ypatingo, ženklas, tai būtent, ką jūs galvojat tuo momentu, tai yra ženklas, kad angelai su jumis jūs palaiko, ar jum duoda kažkokį vedimą. Žuvis, kas žuvytėm? Žuvytėm stiprybė ir pakabintasis. Pakabintasis, tai čia man 12 diena yra archetipas pakabintasis, o mano gimtadienis yra kovo 12. Tai žuvytėm yra stiprybė ir pakabintasis. Duos šitas užtemimų koridorius stipriai žuvims stiprybės išjudinti dalykus, kurie kabo. Kur galbūt nedrįstat, neišdrįsot, neišsijudinot, užsistovėjot, užsikabėjot. Situacijos tokios, kur galbūt aukos pozicijoje buvot. Man nesiseka, man čia tas neišeina, man čia tas neišeina, čia kažkam kitam geriau viskas sekasi, man nelabai gerai sekasi. Visą tą išjudinti ir, prašom, Indrute, ir visą tai tiesiog iškabinti, nukabinti. 2 lazdų žuvim duos pasirinkimus. Reikės eiti iš savo komforto zonos, išeiti iš ten, kur esi, išjudins, ar ne, judins dalykus, tai einu, renkuosi kelią tokį, kur jau aš matau, ar ne, kad man ten tas kelias nutiestas. 2 lazdų, tai ir rodo, kad einu, keliauju, darau, ar ne, augu, nes čia, kur esu, jau aš viskas jau čia man per ankšta, aš darau duris. 2 ar ne, lazdų jisai rodo atveriamos duris, nutiestą taką. Žuvis keliauja. Kur jos dabar keliauja su visą to savo stiprybę iš tų visų išjudintų situacijų? Riteris pentaklių rodo tai, kad jos keliauja pildyti savo norų. Pentakliai ar ne kalba apie ką? Apie finansus. Tai labai stipriai iškels šitas užtemimų koridorius finansus. Kokie yra mano norai, apie ką yra mano norai, ką aš galiu padaryti, kad šitie norai pildytųsi. Tai yra finansiniai norai, tai yra apie finansinius dalykus, žemiškus dalykus, ko aš noriu, ką mano gyvenimas ar ne, kur aš toliau noriu statyti savo gyvenimą. 3 lazdų jisai neša tokį, kad aš matau tolumas, jau ne tik tai, kad pradariau duris ar ne į tą savo finansus, bet aš jau matau dar toliau. Ką aš nešu? Aš nešu žinias, aš nešu patirtis. 3 lazdų visada kalba apie tai, kad aš jau atidariau duris ar ne, vartus, duris, langus ar kažką tai, bet aš turiu patirtį. 3 lazda, jinai kalba, kad aš einu su patirtim, aš turiu patirties, aš turiu žinių, aš turiu kažkokį tai stimulą, ar ne, aš jau žiūriu toli į horizontą. Tai 3 lazdų duoda tokią energetiką, kad aš einu, bet aš einu netuščiom rankom. Aš nešuosi su savim kažką tai tokio priedo. Kaip įdomiai, žiūrėkit, Fortūnos ratas dar atėjo čia pas mane. Tai Fortūnos ratas įrodo, kad bus visatos vedimas, tik tai žuvytėm reikėtų pasikliauti tuo. Reikėtų būtent leistis visatai vedamom, stebėti irgi labai stipriai ženklus. Jaučiu stiprybę, vadinasi, aš ten noriu eiti. Karalius lazdų kalba apie tai, kad būti turėsite savo gyvenimo šviesa. Bet tam kely, kuriam jūs einat su savo šviesa. Šviečiat savo, tuo pačiu šviečiat ir kitiem. Vat kada jūs įkvėpsite kitus,
tai pamatysite, kokį platų tą tokį apšviestą kelią jūs priekį ir pamatysit ir matysit ir eisit ne vienos, eis dar kiti su jumis žuvis. Tai vat, šitas užtemimų koridorius, jisai prašo jūsų, ar ne, kels tokius dalykus, kad tu eini priekį, tu švieti, tu esi lyderis, tu ar ne džiugini žmonės. Ir vat būtent per tą ir eina tas toksai, kad tu esi kitų šviesa, ar ne, vat labai stipriai. Kas dar žuvytėms? 7 pentaklių rodo tai, kad, ką žuvytės, dirbam ar ne, dirbam link savo svajonių, suprantam, kad vien panorėjus, ar ne, lydekai paliepus mum panorėjus, čia nelabai gausis. Vat norus turim, priekį šviesą turim, energijos turim, stiprybės turim, išjudinam visus reikalus, ir keliaujam, dirbam. Tai, ką žuvytės pradėsit dabar šitą užtemimų koridorių, tai toliau darykit, nenumeskit, eikit link to, nes tai bus ilgalaikiai rezultatai. Rezultatai tikrai ateis, tik tai jie neateis po dienos, po 2 ar po užtemimų koridoriaus, bet jie tikrai ateis. Tai va, žodžiu, prakalbėjau, rytoj nežinau, kaip kalbėsiu. Ačiū jums, kas buvot, ačiū jums, kas klausėt. Matau, kad labai vėlu pas jumis. Labanaktis, kol nepasibaigė mano batereika, labai tikiuosi leis išsaugoti man šitą live. Ir labai ačiū tikrai, kad buvot, kad pasiklausėt, kad buvo jums įdomu, lauksiu jūsų komentarų, nesvarbu, kad girdėjot, grįžkit, parašykit, pasikomentuokit, padiskutuokim ir tai bus mano tokia padėka man už 1,5 valandos burnos aušinimą jum ir kortų skaitimą. Tai va, apkabinu visas, bučiuoju ir iki pasimatymo rytoj. Ate. Tikiuosi laivą pavyks išsaugoti, jeigu ne, tikiuosi, kad įsiminėt tai, ką išgirdot. Labanaktis.